Na ką, sveiki visi. Suradau būdą kovoti su šliužais ir sraigėmis. Labai paprastas dalykas, bet veiksmingas. Principas toks, proporcijose. Reiškia, puodelis vandens, pusė šaukštelio mielių, šaukštelis cukraus ir šaukštelis miltų. Labai paprasta. Aš čia truputį pasidariau didesnį kiekį vandens. Vanduo 36 laipsnių, gerai. Aš atsimatuoju, kad man atitinkamai būtų. Tai čia 3 puodeliai gaunasi. Ir dar truputį. Dar 2. Tai štai 5 puodeliai. Čia tiesiog didesniam kiekį pasidarysiu, kad man iš karto būtų pakankamai, nes padarysiu daugiau aš tų gaudyklių ten jiems. Štai. Mielės, kažkokios sausos mielės radau. Tiks. Taigi, 5 puodeliai, jeigu pusę šaukštelio, tai 2,5 šaukštelio. 1, 2, aš negailiu iš tikrųjų. Tegul smaginasi šliužai. Tai būna jų paskutinė vakarienė. Taip. 5. 2, 3, 4, 5. Ir 5 šaukšteliai cukraus. Ir 1 dovaną. Ir ką, ir tiek, ir šitą daiktą reikia dabar gerai išmaišyti. Oi, pradeda pūstis. Puikiai. Stiklainiukas ir vėl pasitarnavo. Na ką, einam į šiltnamį. Iš tikrųjų, veiksmingas dalykas. Kažkur radau. Tikrai. Šliužai labai mėgsta šitą gėrimą. Ir jie atsigeria ir nusibaigia. Silpnų nervų žiūrovams dabar patarsiu nežiūrėti, bet čia buvau pripylęs šito skysčio, lauką padėjau, prilijo čia ir vis viena. Štai toks vaizdelis. O jie čia prišliaužia, įkrenta netgi lauke. Žodžiu, veikia gerai. Taigi, pripilsim vaišių. Šliužams. Padėjau 5 sandukus. Bus matyti, kas rytoj ryte čia bus. Nors jų yra tikrai labai apmažėję, kaip sakiau. Tai rekomendacija yra panašiai kas 3 paras naują padaryti. Va, bet kaip ir rodžiau lauke, visa yra smagiai. Jie. Na ir gerai. Štai tiek trumpai.